Kitas dalykas, be laisvės labai svarbi idėja ir labai svarbi vertybė yra draugystė. Užmiršom šitą vertybę, bet ji yra demokratijos pagrindas. Draugystė, bičiulystė arba moderniai žodžiais tariant solidarumas. Tai sugebėjimas palaikyti ryšį su kitu, išgirsti kitą, atjausti kitą, įsipareigoti bendruomenę. Būti solidariam su bendruomenė. Gyventi dėl bendruomenės. Dėl kitų, ne tik dėl savęs. Peržengti savo egoizmą. Kaip sakė Ciceronas, aš laisvę įprasminu savo laisvę tada, kai aš tarnauju visuomenei. Kai aš gyvenu kitiem. Ir šito momento mūsų laisvės šiandien labai stokoja. Kaip mes įprasminam savo laisvę? Kai tu tarnauji bendram gėriui, rūpiniesi bendrais reikalais, bendruoju gėriu, tu įprasmini savo laisvę. Ir senovės graikai ir romėnai kalbėjo, kad Respublikoje be laisvės antras svarbiausias pamatinis dalykas yra bičiulystė, draugystė. Dėl to tiek daug dėmesio buvo skiriama draugystė. Kai mūsų filomatai Filaretai XIX amžiaus pradžioj sakė, kad Rusijos imperijoje labai svarbu kurti draugystės ryšius, išsaugoti draugų ratą nuo akademinių studijų, studentams būnant, gimnazistams būnant ir taip toliau, jisai kalbėjo labai esminius dalykus, kad vienas paliktas žmogus šitoje visuomenėje anksčiau ar vėliau suniekšėja. Jis praranda savo laisvę, praranda nepriklausomybę, jam reikalingas bendraminčių ratas, kuris jį palaikytų, kuris puoselėtų vertybės, tam tikras oraus žmogaus vertybės ir vienas kitą laisvi žmonės palaikytų. Bet dėl to draugystė reikalinga, kad mes išliktume laisvi. Vieni mes sulaužome šitame gyvenime. Tai va tie draugystės ryšiai, solidarumo ryšiai patys svarbiausi Respublikoje. Dėl to, kuriant Respubliką, labai svarbu užmegzti tos bičiulystės, draugystės ryšius. Ir įdomiausia tai, kad mūsų kilmės mitai, lietuviškieji kilmės mitai, visą šitą abėcėlę, čia graikų romėnų abėcėlė yra, Politėjos arba Respublikos kūrimo abėcėlė, visą šitą perduoda mums per mitus, per baltiškus, lietuviškus mitus. Šiandien mūsų vaikai geriau išmano keltų mitus, nes jų Haris Poteris pilna. Bet lietuviškų mitų mes nenaudojame. O lietuviški mitai buvo naudojami paaiškinant jaunimui, akademiniam jaunimui, kolegijose Vilniaus universitete, kaip kuriama Respublika nuo 16, 17, 18 amžiaus ir 19 amžiaus. Dar Simonas Daukantas aiškino lietuviam valstiečiams, kaip kuriama Respublika. Kaip jį kuriama. Kas sukūrė pirmąją Lietuvių ir Prūsų Respubliką? Vaidevutis. Karalius Vaidevutis, kai prūsai su lietuviais pešėsi ir tarpusavį pešėsi, vienas kitą galadijo, jisai sako, reikia mums susirinkti ir susitarti dėl bendros tvarkos. Prūsai su lietuviais susirinko ir nutarė, kad reikia leistis įstatymus ir apibrėžti tvarką, kad jie nežudytų vienas kito, laikytųsi tam tikrų susitarimų. Tai va, tvarkos teigimas, įstatymų bendrų leidimas ir kad kartu mes susirinkę susitarėm dėl bendros tvarkos. Bet Vaidevučiui dar šito neužtenka, jisai išmoko prūsus ir lietuvius iš medaus gaminti midų, kad jie susirinktų už stalų ir gerdami midų susibičiuliautų. Ta patį sakė Platonas, kad be vyno negali būti politėjai. Žmonės turi bendrauti, kad jie susidraugautų, kad galėtų gyventi vienoje bendruomenėje. Tai va čia lietuvių žodžiai, etimologija išduoda šitą sąsają. Tarp viešės, kas yra viešė lietuviškai? Senas žodis, užmirštas, didžiajam lietuvių kalbos žodyne yra. Vaišės yra kitas žodis, o kas yra viešė? Viešė yra bendruomenė. Viešė yra bendruomenė, viešas reikalas, ar ne dabar yra? O viešė tai va tų vyrų bendruomenė, kuri susirenka ir kaip savivaldi bendruomenė sprendžia tvarko savo reikalus. Tai tokia lietuviška respublika. Viešė ir yra. Kur anksčiau susirinkdavo žmonės, kaimo žmonės ir jie tvarkydavosi savo reikalus. Kas yra viešpas? Viešės vyresnysis. Va mes žiūrėkime, mūsų kalba viską pasako.
Tai, ką viešai, tie susirinkę vyrai, bendruomenė išsirinko vadovų tuo metu, jis vadovauja, jis yra viešpats, jis turi krivulę, jisai vadovauja tai bendrai tvarkai. Bet viešės, tos pačios šaknies žodis yra vaišės. Štai jau viešė bendruomenė negalima be bendrų vaišių, be bendro subuvimo. Bent jau obuolių pasidėti ant stalo reikia, jeigu mes kalbam apie Respubliką ir mėginam ją kurti. Reikia vaišintis, reikia viens kitą pažindant, prie kavos puodelio sėdėti, kuriant Respubliką. Tai tokie elementarūs dalykai, bet mes juos užmirštam. Kad susidraugauti ir draugystės ryšius išlaikyti, tam tikrą ištikimybę išlaikyti vienas kitam. Yra labai svarbu. Beje, apie tai kalbėjo ir Štromas apie Politėją kalbėdamas, kad pirmiausia jūs atkurkit politinę bendruomenę. O paskui jau sutarsite dėl mechanizmų, kaip jūs tvarkysitės. Ar vienmandatėse rinksite, ar daugiamandatėse, ar tokią savivaldą turėsite, ar tokią. Bet pirmiausia, atkurkite bendruomenę. Laisvų žmonių bendruomenę. Ta pati amžinatilsį Vytautas Kavolis sakė, kad po atgavus nepriklausomybės pats svarbiausias uždavinys gyvybiškas bus Lietuvai atkurti moralinį audinį, visuomenės moralinį audinį, tuos pasitikėjimo ryšius. Tai yra Respublika. Tie mūsų pasitikėjimo ryšiai tarpusavy. Tai dabar aš dėl sąvokų dar truputėlį prie misijos prieidamas porą sąvokų noriu paaiškinti. Tautiškumo ir pilietiškumo. Tai pilietiškumas yra žmogaus įsipareigojimas pilietiniai bendruomeniai, piliečio tapatybės turėjimas ar ne. Tautiškumas įsipareigojimas tautiniai bendruomeniai, tautinės tapatybės turėjimas ir sugebėjimas ją reikšti. Dabar, kuo tautiškumas nuo pilietiškumo skiriasi? Kartais tai tie dalykai sutampa. Aš siūlyčiau jums tokį galvojimo būdą. Čia su Mantu Aldomėnu kažkada labai diskutavom ir sutarėm abudu dėl tokio galvojimo būdo. Iš tikrųjų, tauta, kuri įgyja laisvę, įgyja nepriklausomybę, ji įgyja ir pilietinį gyvenimą. Ji tampa ir pilietiška. Pilietiškumas yra laisvos tautos tautiškumo dalis. Jeigu tauta gyvena nelaisvą gyvenimą, jos tautiškumas reiškiasi tik tai kalba, papročiais, kultūra. Jeigu tauta atkūrė savo valstybę, jos tautiškumas reiškiasi ir pilietiškumu. Ne tik kalba, papročiais, bet ir politinė raiška taip pat. Pilietiškumas yra tautiškumo dalis, laisvos tautos tautiškumo dalis. Ir jeigu dabar mes kaip tauta neįgyjam to svarbaus tautiškumo sando, tos tautiškumo dalies pilietiškumo, mes negalim gyventi laisvo gyvenimo. Mes tada tikrai kaip indėnai tik rezervuote galim gyventi. Rūpinamės savo pročiai. Mūsų tautiškumas nėra pilnas. Mes atgavom valstybę, bet neužpildėm tos valstybės pilietiškumu. Ir dėl to supriešinimas šiandien labai dažnai tenka matyti su tautininkais, ypač diskutuojant. Tai ar tu tautininkas, ar tu pilietininkas. Tai yra kvaila skirtis. Laisvos tautos žmogus yra neišvengiamai pilietiškas. Pilietinės bendruomenės narys, bet tai nėra joks tautiškumo paneigimas. Va šitą skirtį aš siūlyčiau, tiesiog tas sąvokas vartot šito projekto rėmuose būtent taip, kad pilietiškumas yra tautiškumo, brandaus tautiškumo neatskiriama dalis. Ir tai jokių būdų nepaneigia kalbos svarbos, papročių svarbos, istorijos, bendrolikimo svarbos. Tai yra neatskiriami dalykai. Toliau aš mėginčiau dar akcentuoti bonum publicum, bendrojo gėrio idėją. Iš tikrųjų, Respublika jinai yra labai svarbi. Ciniškas 20-asis amžius netiki bendrojo gėrio idėją, sako, kad yra tik asmeniniai interesai. Ir mes kaunamės, kaip vilkai šitoje politinėje erdvėje, gindami savo interesus ar susibūrėme į grupės ir kaunamės dėl grupės interesų, kas stipresnis, to interesai tuo metu ginami, silpnesnio užmirštami, neginami ir taip toliau. Respublika yra grindžiama bendro gėrio supratimu, kad vis dėlto egzistuoja ir bendra gerovė. Kad negali tu būti laimingas bendruomenėje, kurios trečdalis yra skurdžiai ir nelaimingi. Tu negali džiaugti savo individualią laimę, nelaimėlių visuomenę. Jeigu mes kūrėm Respubliką, mes turim žinoti, kas tai yra, koks tas Respublikos turinys.
kad tai yra bendruomenė sujungiama tam tikrų vertybių, siekianti bendros ateities, draugiška bendruomenė. Kad tą bendruomenę kuriant mes turim jaus džiaugsmą, kūrybos džiaugsmą, bendravimo džiaugsmą. Negalima Respublikos kurti su kastais dantim ir kaišant vienas kitam kojas, stumdantis pečiais, rodant vienas kitam neapykantą ir galvojant, kaip vienas kitą nustums. Respublika tai yra draugystė. Ir mokyt jaunuosius lietuvius ir patiem mokytis draugystės ryšių, įsipareigojimo ryšių, pagalbos ryšių vienas kitam yra Respublikos kūrimas. Dėl to aš manau, kad šitas projektas turi siūlyti visuomeniai ir išeitis, kad mes galim lietuviai ir lietuvių kilmės, ir lietuvių kilmės, bet Lietuvos piliečiai lietuviai atrast savo bendruomenės sugyvenimo naujas formas, džiaugtis vienas kitais ir susikurti čia civilizuotą padorų gyvenimą. Va čia yra Respublikos idėja. Ir patys nusistatydami tvarką savo krašte, patys kurdami tvarką. Ne kas nors kitas, ne biurokratai, ne mūsų išrinkti elito žmonės nustato tvarką ir gyvenimo taisyklės, bet mes patys tvarką sukuriame. Laisvė sąvoka. Šiandien mes turim laisvės supratimą, kad laisvė yra liberaliai mūsų suprantama. Tai yra pabėgimas nuo kišimosi, kitų kišimosi į mano gyvenimą. Aš apsitveriu savo erdvę, individualią erdvę ir esu laisvas toj aptvertoje erdvėje. Niekas nesikiša į mano laisvę. Bet respublikoniška laisvė yra kitokia. Ji neneigia to, kad niekas neturi kištis į tavo privatų gyvenimą. Tai svarbu labai, bet šito nepakanka, kad aš būčiau laisvas. Respublikos žmogus yra laisvas tada, kai jis dalyvauja priimant sprendimus, kurie jį įpareigoja taip pat. Aš nesu laisvas, jeigu man kas nors priima už nugaros sprendimą ir liepia jį gyventi, apie kurį aš nieko nežinau, manęs niekas neinformavo, manęs niekas neklausė, bet priverčia jį gyventi. Aš esu tada nelaisvas žmogus, aš švartas. Šitaip respublikonai suprato laisvę. Aš esu laisvas tada, jeigu aš dalyvauju, diskutuoju, svarstau tos sprendimus ir tada aš jiem įsipareigoju. Aš juos įgyvendinu kaip laisvas žmogus. Aš dalyvavau šitą tvarką nustatą. Jūsų mokykloje respublika veikia tada, jeigu sprendimai, tie bendrieji bendrosios taisyklės aptariamos yra su moksleiviais ir jie jaučiasi, kad jiems ne už nugarų kažkas nutarė ir liepė padaryti. Bet jie dalyvavo, jie svarstė, jų buvo atsiklausta. Jeigu jie nedalyvavo, nesvarstė kitas klausimas, bet jų buvo. Bus nueita jiems galimybė dalyvauti, išsakyti savo nuomonę. Tai šiandien mūsų valdžia labai dažnai užmiršta irgi, kad konstitucija įpareigoja, santvarka įpareigoja įtraukti žmonės, diskutuoti kartu kur tvarką. Tai laisvės supratimas. O dabar aš noriu porą pastabų išsakyti dėl šito projekto. Taigi jo misija. Jo misija primint lietuviams, kad jie gali kurti savo respubliką patys. Respubliką kaip bendruomenę. Ir atsigręžti į jaunimą, iš kurio tik ir gali tą respubliką tikėtis ateities. Jeigu mūsų jaunimas nejaus ryšio su savo valstybe, su valstybe kaip politinė bendruomenė, kaip su politėja, tai šitas mūsų atkurtas darinys neturi jokios ateities, jokios perspektyvos. Tai čia yra tam tikras, respublikos gelbėjimo projektas, jeigu mes kalbėtume apie misiją. Mes imam mokytojai, bibliotekininkai, švietimo centrų darbuotojai, visuomenininkai, nevyriausybinių organizacijų, žmonės susirenkam, geriam kavą, valgom obuolius ir svarstom, kaip savo bendruomenę iš tikrųjų padaryti garbingą, laisvą, savarankišką ir vaikus įtraukti, kad jie šito norėtų, kad jie pajustų savo kūrybos galią, kad jie gali kurti.